bjaurus mano požiūris į pasaulį. Nuo saulės suskeldėjo lūpos prie senų pamelį. Man svarbiau visada kūrinys, man jo literatūra buvo įdomiau negu kad jis pats. Bet kai jis pats pasirodė toks labai draugiškas, betarpiškas, su kuriuo galima bendrauti. Ir aš stebiuosi, kaip jis tada su manim tokiu piemeniu, irgi buvo jau Nobelio premijos laureatas, kaip išnekėjusi. Menas egzistuoja dėl to, kad ne tik pasaulis, bet ir žmogus nėra puikus. Ir menas, reiškia, privalo gerinti tą žmogų, daryti jį tobulesniu. Nes jeigu mes žiūrėtume į kokį 4000 metų vystymąsi mokslo, tai nueita kosminiais žingsniais. O žmonės, jų tarpusavio santykiai, žmogaus dvasia, mes nuo Romos gladiatorių mažai kuo atsiliekam. Menas veikti visą pasaulį nepajėgus. Jis pajėgus veikti tave. O jūs jau visi paveikti, jūs galite tada, kai visi paveikti meno, daryti pasaulį geresniu. Tiek bado, tiek žmonių vaikų badauja, tiek tokia socialinė atskirtis. Galų gale Europa, galų gale šitas Ukrainos konfliktas. Europos šalis pardavinėja ginklus, kuriuos paskui šaudo, reiškia, sukilėliai. Ir aš manau, kad Europa, jeigu nesupras, kad moralė yra nemažiau svarbu negu biznis, jinai žlugs.